Tai labas, sveiki ir sveikos. Šiandien mes sveikinamės iš tokios nuostabios vietos. Pagaliau esam Palangoj pajūry ir išnaudojam tą vietą. Ir šiandien tokį žmogų norėsiu jums parodyti ir pristatyti, kuris man labai kažkaip, nežinau, simbolizuoja tą jūrą, tą orą, tą stichiją. Ir šiandien kalbėsime tiek apie psichologinę, emocinę sveikatą, apie astropsichologiją, apie meditaciją ir dar daugiau. Ir šiandien kalbinsiu mūsų klubo narę Faustiną Pečiulienę, kuri yra ir astropsichologė, ir, kaip jis sako, iki praktikė, ir meditacijų vedlė, ir 3 vaikų mama, ir tikrai jums papasakos labai įdomią savo gyvenimo ir savo veiklos istoriją. Ir pradžiai, tarkim, pokalbį pradėsiu nuo to, kaip sako, į tai, kokie mes esame šiandien, kokie žmonės, ne, mus atveda visos mūsų praeities situacijos, ne, visą tai, ką mes išgyvenome. Ir daugiausiai įtakos turbūt padaro ne tos sėkmės, ne, bet nesėkmės, tie sunkumai, būtent jie formuoja mūsų charakterį, ne, tą brandą, ne, iš to atsiranda ir įžvalgos, ir gyvenimiška išmintis. Tai pradedant nuo pradžių, noriu Faustinos ir paklausti, kad papasakotų, kaip ji atsirado šiandien, tokia, kokia ji yra, kokios tos situacijos, kokios tos nesėkmės atvedė iki šiandienos. Labas, Sandra, ačiū tau už galimybę būti čia ir dalintis. Tai per tuos beveik 38 metus, aišku, įvyko visko, kad galėčiau sėdėti čia tokia, kokia sėdžiu. Tai jeigu pradedant nuo vaikystės, tai prasidėjo turbūt viskas tėvų skyrybomis, išgyvenimo etapai, tada tas jausmas, kad, kaip sako, buvau rami paauglė, nes neseniai, turbūt prieš keletą metų supratau, kad pamečiau save jau paauglystėje. Ir tas susigrąžinimas savęs atgal, vat ir prasidėjo nuo to, tas prisitaikymas prie aplinkos ir jos poreikių prasidėjo jau paauglystėje. Ir ėjo ilgas kelias link to, kur esu dabar, link tos laisvės rinkti save. Ir toliau sekė, aišku, studijos, darbai, susipažinom su vyru, labai greitai susitokėm, tokia mūsų greita pusmečio meilės istorija iki santuokos. Ir po šiai dienai esam kartu, tai mūsų pirmasis nėštumas buvo nesivystantis. Tai irgi buvo tokia stipri pamoka ir mokinimasis išbūti su tuo, kas ateina. Toliau sekė sėkminga tėvystė, bet antroji dukra turėjo sveikatos problemų stiprių su atopiniu dermatitu, kas lėmė metus gyvenimą tokiu pastoviai ant ligoninės slenksčio. Ir to pasekoje man prasidėjo depresija, prasidėjo panikos atakos ir pirmieji tie tokie panikos atakų epizodai buvo tokie stiprus, kad tikrai galvojau, kad tai yra jau mano pabaiga. Bet su laiku supranti ir priimi, nebesipriešini ir tada nebereikia kovoti, tai reikia išbūti ir augi toliau kaip asmenybė. Na, o paskui lygiagrečiai su vaikais atsirado ir darbas grožio srityje, nes tai tarsi buvo mano inkaras iš depresijos išeiti, iš žmonės, mokytis, tobulėti. Tuo pačiu, kol auginom vaikus, turėjom ir poilsiautojų verslą, turbūt čia Palangos klasika. Tai tų veiklų buvo daug ir turbūt net nepastebėjau, kaip pamečiau save, kaip paskui tik atėjo dukros problemos ir prasidėjo ta depresija su panikos atakomis. Sekė tada, aišku, ir stuburo problemos, kur buvo koja atimta, jau pavaikščioti negalėjau. Žodžiu, buvo tų tokių fizinių red flagų, į kuriuos tiesiog nekreipiau dėmesio. Bet gyvenimas sustabdė ir panikos atakos privertė pradėti lankyti psichoterapiją, gilintis į save. Ir to pasekoj, tada atsirado ta grožio sritis, nors iš tiesų nuo tada, kai baigiau mokyklą, aš norėjau studijuoti psichologiją, bet ją įrašiau 2 numeriu ir, aišku, įstojau 1. Tai tas kelias užtruko paskui bemaž 10 metų ir daugiau, kol atėjau iki to, kur esu.
Tai po depresijos ir po to susigyvenimo su panikos atakomis grožio srityje pradėjau dirbti tikrai sėkmingai ir vedžiau mokymus ir grožio studija tebegyvuoja dabar, bet jaučiau, kad nebematau tame prasmės. Kad padaryti tik nagus ar kažką išmokyti, kaip juos daryti, kaip ir fainai, bet ta ego karūna tiesiog pradėjo kristi ir kažkam kažko įrodyti nebesinorėjo. Išsisėmiau tikrai ir prasidėjo tikrai tie psichosomatiniai vėl dalykai grįžo ir galvoju, čia jau šitą red flagą reikia prisiminti, kaip buvo prieš tos 10 metų, reikia kažką daryti. Tai vat ir tada nuėjau į astrologinę konsultaciją pati ir man taip atsivėrė ten akis, aš tiek pamačiau galimybių, kurių aš neišnaudoju savo gyvenime, kad dar praėjus metams aš tiesiog įstojau mokytis astropsichologijos ir bandžiau dar kartu derinti nagus ir mažinau juos po truputį, nebepriiminėjau klienčių, tada pasilikau tik su mokymais, kol galų gale ženklai pradėjo eiti per stiprus, kad man reikia tiesiog viską nutraukti ir pasirinkti tai, ką aš noriu daryti iš tikrųjų. Tai yra skleisti tą žinią apie darbą su savimi ir kaip jis keičia mus, kaip jis plečia mūsų požiūrį į tą gyvenimą ir kaip iš tikrųjų galima pajusti tą laisvę būnant savim, o netenkinant kitų poreikius. Ir turbūt ta veikla tokia ganėtinai atrodė daug prasmingesnė, ne? Kur, aišku, ir grožis yra labai svarbu žmogui ir jisai priverčia moterį, tiek ir vyrą nepasijausti ir gerai, bet jisai yra daug trumpalaikiškesnis, ne, tas poveikis. O ta kita veikla, ne, jinai matai, kad duoda rimtų ir pokyčių žmogui, ne, ir prasmė yra visai kita. Tai norisi ir duoti daugiau, ne, ir tada lendi dar gilyn ir dar norisi kažko išmokti. Jo, ir žinai, tas momentas, kad dirbdamas su nagais, tas 1,5 valandos ar 2, aš vis tiek atlikdavau psichoterapeuto funkciją, tik už ją man nieks nemokėjo. Ir tada jau praktika nebloga buvo. Buvo gera praktika, bet energetiškai jau tie mainai nebeįvyksta. Ir prasidėjo skausmai didžiuliai, pečių juostos, kaklo, ko pasiekoju praėjus metam nuo visko nutraukimo, ar ne, man reikėjo stuburo kaklinės dalies operacijos, nes tiesiog nebegalėjau judėti net fiziškai, ta prasme, nuo skausmo. Tai kai tai pradedi suprasti, kaip veikia ta energetika ir kaip mūsų būsenos įtakoja mūsų fizinį kūną, tai tada supranti, kad neverta savęs aukoti ir reikia ieškoti to, kas duoda prasmę ir man, ir kažkam kitam, ar ne? Taip. Aišku, mes įpratę, žinai, norėti viską gauti ir pamirštam, kaip reikia duoti. Tai čia tikrai aš matau prasmę didžiulę tame, kad aš duodama gaunu ir pati, ne, ir tie mainai vyksta labai gražiai. O save, kai atsimeni vaikystėje, šiaip ar buvai smalsus vaikas, ar kada nors tokie dalykai tau buvo įdomus, nes aš pavyzdžiui, nežinau, savo paauglystėje atsimenu visokias, skaitydavau, man tokia mistika atrodydavo taip įdomu, visokias karmos diagnostikas, lyzdavau į visokias irgi psichoterapijas ir visus horoskopus, visų skaičių, man taip atrodė viskas įdomu, bet šiaip kaip vaikystė, paauglystė, ar irgi tie dalykai, kada nors tave domina, ar buvai smalsi, ar aktyvi, ar labiau šiaip mėgdavai stebėti žmonės iš šono? Aš galvoju, kad labiau stebėdavau, žinok, ir analizuodavau tiesiog, kas vyksta, bet tikrai nebuvo tokio, žinai, kad užaugus aš noriu būti ten, nežinau, psichoterapeutė, nes, šiaip net nebuvo madoj tas žodis, ta prasme, tiek metų atgal, žinai. Ir aš tikrai to nežinojau, bet artėjant tai 12 klasė, kai jau reikėjo rinktis, aš tikrai pradėjau galvoti stipriai apie psichologiją, nes man labai patikdavo, pavyzdžiui, lietuvių kalboj interpretacijas rašyti. Ar kažką aš ten galėdavau už 2 sakinių padaryti 3-4 puslapius ir nebus man problemų, žinai. Ir aš tiesiog tas analitinis toks mąstymas ir matymas plačiau vedė link to. Tik kažkaip, matyt, turėjau atidirbti kitą programą, kol ateisiu čia. Ir kaip sakau, astrologiškai žiūrint, aš visą tai net ir matau savo žemėlapyje, kad ta grožio sritis man kaip ir turėjo būti. Bet mano šio gyvenimo misija yra būtent tokia ir kai tu jau ateini prie to,
Tai esi tiesiog be galo dėkingas už visas tas patirtis, kurios buvo, kad galiu čia būti pilnu bagažu patirties, kuriomis galiu dalintis. Ir aišku, kaip sakau, niekada negali pasakyti žmogui, suprantu, kaip tu jautiesi, nes tu niekada nesuprasi. Net ir turėjęs panašią situaciją ar tokią pat, ar ne, kad ir tas pats nesivystantis nėštumas, bet mes visi būdami skirtingose būsenose, mes nesuprasim kito. Bet tik tiek, kad jau ta empatija yra šiek tiek išsilavinusi, ar ne, ir aš galiu bent jau įsivaizduoti tą jausmą, kuris yra. Tai va tos patirtis tikrai su dėkingumu priimtos jau yra tam, kad galėčiau duoti. O kalbant vat, ir apie motinystę ir tą pirmą nėštumą, šiaip vat, irgi esu girdėjus kažkada labai gražų pasakymą, tik dabar neatsimenu, koks žmogus buvo pasakojęs, sako, nu, moterim yra dažnai labai ir nepatogu ir aplinkiniam klausti, ne, net jeigu ar tiesiogiai ar netiesiogiai apie tos dalykus žino, ne, nes kartais būna sunku ir pasakyti, o ypatingai jeigu dar moteris nesugebėjo iki galo išgyventi to, neišjausti, atsisveikinti, išgėdėti, ne, tos netekties. Tai sako, pabandykite kitą kartą, jeigu jūsų kada nors klaus, kiek jūs vaikų turit, sako, jūs sakykit, va, turiu, tarkim, 3 vaikus ir 1 angelą, o gal 2 angelus, o gal 3 angelus, tai tos vat, vaikus, mano vaikus, kurių man neteko užauginti. Tai va čia irgi tokia labai graži, nežinau, metafora, toks posakis, bet tuo pačiu ir noriu tavęs paklausti, ką tau davė, kaip tu su tuo susitvarkėjai, kaip tą išgėdėjai. Pirmiausia, tai ką davė, tai pradėsiu nuo tų, ne, ką mes vadinam neigiamais dalykais, baimė, taip, kaltės jausmas, nepakankamumo jausmas, tikrai krito ir savivertė, ir buvo daug kaltės, kad gal aš kažką ne taip padariau, buvo daug baimės su sekančiu nėštumu, kaip aš sakau, iki to, kol tas vaikas jau gulėjo ant krūtinės, kiekviena diena buvo kupina, atrodo, tos nežinios. Ir tas priėmimas neatėjo nei po pirmo, nei po antro, nei po trečio vaiko, jis atėjo po kokių, nežinau, žinok, dabar mano sūnui 16, tai mano tas nesivystantis nėštumas buvo prieš 17,5 metų, sakykime, nu, tai atėjo galbūt prieš kokius 4 metus, 3, tas pilnas suvokimas ir priėmimas, kad aš esu pakankama, net jeigu ir nesugebėjau to vaiko pagimdyti. Ir net tie žodžiai, žinai, kai tau sako, bet tu tokia gera mama, žinai, arba ten draugės man būdavo, sako, aš norėčiau būti tavo vaiku, žinai, ten kaip pasižiūri iš šono, o tau visada per kūną nusmelkia, kad, nu, va, tu kažkokia netokia iš tikrųjų esi ir čia kažko trūksta. Čia kažkoks feikas, žinai, ką aš šneka tau. Tai va, tą priėmimą priimti, kaip išeiti iš to, išbūti su tuo jausmu, nes tada, kai tai įvyko, aš neišbuvau jo. Tiesiog tai įvyko, ką daro tavo aplinka, jie nežino, ką daryti, jie labai bijo tavo reakcijų ir iš to nežinojimo jie arba ignoruoja, arba šneka per daug. Vietoj to, kad tiesiog patylėtų. Nu ir atsukim dar 17 metų atgal, tai turbūt irgi nebuvo tokios praktikos, kad suteikti pagalbą psichologinę tai mamai, nes aš irgi turiu vieną angelą po pirmo vaiko, tai nei gydytoja, nu niekas nesiūlė tuo metu, kad tau galbūt reikia, kaip tu jautiesi dėl to, ne, aplinka irgi kaip ant stiklo šukių vaikšto, ne, ir bijo kažkaip ir paklausti, ir pats nežinai, nei kaip apie tai kalbėti, kas tau padėjo, kad ir 4 metai atgal, ar irgi ieškodama savęs ir atsakymų radai, ką patartum, turbūt tikrai ne vienai ir ne 2, kurios per tai yra praėję ir irgi turi dar kažkokių likusių skaudulių. Viena mano iš meilės kalbų yra kalbėjimas, komunikacija. Tai kuo daugiau kalbėti, arba atrasti savo būdą, ar ne, apie tai, bet nepadaryti taip, kad to lyg nebuvo, žinai. Taip. Ir nėra vaiko, nieko nebuvo. Jo, ir nieko nebuvo, nes mūsų aplinkoje šiek tiek buvo man to jausmo, kad, nu, praėjo ir čia, nu, tipo, nešnekėsim, tai to nebuvo ir viską bus galima pamiršti. Tai ne, tai nuo to dar tik sunkiau. Tai va tas išbuvimas su tuo, kas yra, aš kalbu būtent apie tai, kad dabar prisimenant tą situaciją, man kūne niekur niekas nesureaguoja. Tai
darbas su savimi, su meditacijom, su terapijom, ar ne, man ir privedė prie to suvokimo, kad aš esu pakankama tokia, kokia esu. Ir nesvarbu, kokios buvo mano patirtis, jos mane praturtino, o ne nuskurdino. Jos praplėtė mano pasaulėžiūrą, mano empatiją, mano pajautimą ir tą gebėjimą išbūti situacijoje. Ir tiesiog, ką aš dariau, kai aš suvokiu, kad aš dar nesu tiesiog energetiškai paleidusi tos situacijos, aš ėjau į meditaciją, atsisėdau ir daviau savo užduotį pajausti tą jausmą vėl, kai aš sužinojau, kad tas nėštumas yra nebesivystantis, kad ta širdis neplaka ir perlysti tiesiog visą tai per savo kūną, pažiūrėti, kur man tai yra kūne ir šnekėti su to jausmu, ką aš jaučiu ar ne, ar tai baimė, ar tai skausmas ir pasakyti, kad aš tave matau. Ir mes esam kartu ir mes galim išbūti. Ir tiesiog meditacijos dėka, vieną, antrą kartą ir tiesiog vertinant tą jausmą skalėje nuo 1 iki 10, aš stebėjau, kaip jis kinta per tas keletą meditacijų, per kurias aš tai bandžiau prasidirbti. Ir tas skausmas po truputį virto ne nuliu, bet virto to tokiu priėmimu ir suvokimu, kad ši patirtis tau atnešė tai, kad tu supranti, kad net jeigu kažkas vyko ne pagal tavo planą, toliau gyvenimas dovanoja tau kitas dovanas ir atneša mano atveju 3 sveikus vaikus, kurie mane džiugina kasdien. Jo, ir galbūt nebūtum tu buvus tokia mama esamiems vaikams, ar ne? Taip. Jeigu ne ta pirma patirtis. Vis tiek, kaip ir sakiau, pačioj pradžioj mus atveda visos mūsų patirtis iki to, kur mes esam šiandien. Būtent. Taip pat irgi sakei dalinais apie depresiją, ne? Čia irgi tokia yra tema, kaip aš sakau, ar prieš 20 ar prieš 10 metų žmonės dar tiek daug nekalbėjo ir net ir šiandien nėra taip lengva kalbėti apie psichologinę sveikatą kaip apie fizinę, ne? Pasakyti, kad aš ten, nežinau, kojos ar ten stuburo operaciją turėjau, o ne, yra daug sunkiau pripažinti ir galbūt dėl tų nusistovėjusių tokių neigiamų nusistatymų, ne, prieš tas psichologinės, nežinau kaip pasakyti, ligas ar būsenas ar tos etapus, ar depresijos, ar kitų diagnozių, kas tau padėjo atpažinti, kad tai jau nėra kažkoks laikinas liūdesys, bloga nuotaika ar nuovargis, ar tu tą pamatei pati, ar tą padėjo pamatyti aplinka, vyras, kur tu kreipeisi, kaip visas tas procesas prasidėjo. Nu, toks aš kartais juokauju, kad pas mane prasideda viskas nuo antro galo, taip kaip vėžio saulę turiu, tai kitaip, žinai, atbuliniu viskas. Tai man prasidėjo nuo kūno. Tuo metu man buvo blogai su stuburu, aš buvau labai sunkiai valdžiau vieną koją ir man tiesiog reabilitacijai vykdavo procedūros. Ir po vienos iš procedūrų aš nualpau. Tai aišku, tai buvo nurašyta tam, kad čia vyko procedūra, susijudino visą kitą. Ir niekas ten per daug tada nebesureikšmino. Bet mano alpimai pradėjo kartotis kas 2 savaitės, kas savaitę, kas 2 dienas. Ir aš supratau, kad čia kažkaip įdomi jau yra, žinai, nes tu jau pradedi laukti to momento, kada jau čia tau saldu burnoje pasidaro ir kai tu jau nieko nebematai, žinai, ir kad tu jau pakontroliuotum, ar čia nukristi, ar gali dar prisėsti. Ir tada aš pasisakiau, aišku, neurologui, kad man čia taip įvyko. Ir buvo labai toks įdomus dalykas, nes jisai man sako, turbūt niekada nepaviršiu to sakinio, nes jisai man sako, nueik pas psichoterapeutus, prirašys tau antidepresantų ir galėsi čia gydytis. Ir aš nesupratau tuo momentu, nes buvau pakankamai jauna, man buvo 24, 25 gal. Ir aš nesupratau, ta prasme, tai psichoterapeutai blogis, ne? Jeigu taip sako, tai man jų nereikia, turbūt, tai čia išbūsi, žinai. Tokia vengtina diagnozė, ne? Kažkokia, turbūt, vėl kažkoks nepakankamumas išlindo, kad aš čia būsiu kažkokia nepakankama, jeigu ieškosiu tos pagalbos. Bet kai man pradėjo, kai po poros mėnesių mano močiutė iškeliavo ir aš per laidotuvės nualpau porą kartų,
Nu, aišku, tada vėl, tai nuo gėlių kvapo, žinai. Oras suspaudė, Oras, dar pulsas kažkas. nukrito. Ir praėjus gal 3 dienom po laidotuvių mane ištiko pirmoji panikos ataka ir jinai buvo tokia, nu, nejuokinga. Man pradėjo mėlynuoti rankos, man pradėjo trūkti oro, pradėjo maskatuoti širdis, ten spaudimas buvo iš vis debesyse. Ir mes laukiam greitosios, atsimenu, 40 minučių tada. O aš jau nebegaliu nei pašnekėti, nei nieko, nes aš tiesiog visą kalatoju. Hiperventiliacija vyksta. Viskas ten tokie procesai kūne, kad wow, ta prasme, sakau, pramušo ir gimdymo patirtį. Tai žinai, dabar gali juoktis, bet tada buvo taip baisu, kad vienintelis, ko aš prašiau vyro, sakau, tai tik užaugink tuos vaikus. Nes mažai antrai tada buvo gal 1,5 metukų. Ir atvažiavus greitoji, sako, čia panikos ataka. Ir mes klausome su vyru, ta prasme, kas tas yra? Kas tas, žinai, tipo, nu ir suleido tų raminamųjų, viskas praėjo, jie išvažiavo ir vėl grįžo ta banga, nes aš... Ir ką man dabar su tuo daryti? Jo, ir aš tarsi jaučiuosi, kad aš negavau pagalbos. Mano vyras sako, čia nesąmonė, varom į ligoninę, sako, ir viskas, žinai. Ir kažkaip mes nuvažiavom, bet nežinau, žinok, kas buvo, kažkaip buvo užrakintos duris ir mes negalėjom įeiti. Vat tokia įdomi situacija. Bet aš nurimau per tą laiką, vat, nu, tipo, aš jaučiu, tai gausiu pagalbą ar kažkas tokio suveikė, žinai. Bet aišku, kitą dieną mes nuvažiavom ir pas kardiologą, visus galus pasitikrinam su eiga. Fiziologiškai nieko nėra, fiziologiškai esi sveika ir tu nesupranti, ką su tuo daryti. Ir jokio švietimo tuo metu atrodo, kad net nėra, kas tai yra ir ką daryti man su to, kaip jinai valgoma. Ilgainiui tiesiog pati supratau, kad aš neturiu gyventi jos laukimu. Nes kuo aš labiau laukiu, tuo jin dažniau ateina. Nu, čia tas mintis, kurio mūsų realybė momentas turbūt. Bet aš taip kankinausi kokį, 8 mėnesius su tuo pastoviu alpinėjimu ir panašiai. Ir tada aš nusprendžiu kažkaip atsirado kažkoks žmogus, kuris man pasakė, kad mes Palangoj turim tokį ir tokį centrą, kur su tokiais dalykais žmonės lankosi. Koks tai centras? Ten yra LSMU klinika, būtent ten yra ir kardiologinis, ir yra psichikos ligų būtent centras. Ir ten toks kaip dienos stacionaras, arba galiu atvykti ir gulėti, būti ten gyventi. Tai aš ten prasilankiau 1,5 mėnesio, kiekvieną dieną kaip darbą ir ten visą dieną nuo ryto iki vakaro vyksta terapijos. Bet čia jau kreipėsi per savo šeimos gydytoją ir jie rekomendavo, ar tu pati susiradai informaciją? Ne, kažkas man pasakė žmonių, tai po šeimos gydytojo aš tiesiog nuėjau paprašyti siuntimą pas psichiatrą ir ten nuėjusi su juo po pokalbiu, jisai tiesiog tau paskiria, kad tu gali lankytis. Tai ta patirtis man buvo neįkainojama ir atvėrė kelią į tai, kad psichoterapija yra raktas. Ir kad kvėpavimas yra raktas, ar ne, ir kad yra begalės praktikų, kurios mums gali padėti toj situacijoje. Ir aišku, jau ten prasidėjo gilūs vidiniai darbai ir procesai, ko pasekoj, aš jau turėjau, žinai, tą dalyką iš dukros patirties, kad neieškoti, nenaikinti priežasties, bet ieškoti pasiekmės. Ir lygiai čia... Nenaikinti pasiekmės, ieškoti priežasties. Ieškoti tos priežasties. Kodėl taip atsitiko, ar ne? Tai su psichoterapija tikrai atvėriau tos vartus į tos ieškojimus. Ir tada supranti, žinai, kad kai sako, kad žmogus kaip svogūnas ir turi atsloksniuoti, kad rastum tą šerdį, tai tada supranti, kiek tų programų ir visko yra uždėta net ne mano ant manęs, ką aš nešuosi, žinai. Ir kaip aš tą empatiją buvau panaudojusi prieš save, o ne su savimi. Nes, vaikui negerai, aš negaliu padėti ir užsisuka ratas ir to pasekojim, mano kūnas sako stop. Yra dar tokia nebloga knyga irgi, man rodos, vadinasi Kūnas mena viską. Tai čia irgi turbūt tie signalai, ne, ir nugaros skausmai, ne, ir ta koja, ne, kad, kaip sako, ir būna žmonėm, aš nevirškinu, ne, kažkokios situacijos, ne, arba aš nešu naštą, ne, tai verta atkreipti dėmesį ir nebūtinai ta problema turbūt bus fiziologinė, ne, ir ne poliklinikoje ir ligoninėje ieškoti reikės, o savyje. Tai irgi dabar šiandien tokia įdomi, tokia kaip pasaka girdėjau, sako, buvo 3 žiniuonės ar ten fėjos ir sako,
paslėpkim žmogaus kur nors laimę, kad jisai jos ieškotų, ją rastų ir jisai jausis laimingas. Sako, pirmą turiu idėją, sako, galbūt į vandenyno dugną. Ne, sako, žmogus vis tiek suras po vandenyną ir laivą, susikonstruos, ištrauks ir jisai ras. Kitas sako, gal kur nors į aukščiausią kalno viršūnę. Nu, sako, irgi užlips kažkada, tai pasiims. Trečias sako, žinokit, aš turiu out of the box dar kitokią idėją. Sako, galbūt tiesiog įdėkim į vidų, į patį žmogų. Sako, jinai bus iš vienos pusės ir lengvai, iš kitos pusės ir gana sunkiai surandama. Ir nebūtinai tas, kas neieškos, nebūtinai iki gyvenimo galo jie ras. Tai čia vat irgi kaip ir su liga, ne, jinai kažkur tai buvo, reikėjo išsilukštenti ją rasti, bet ir su laime. Tai vat dabar irgi toksai klausimas, prie ko prieinu, vat žmonės, kurie pas tave ateina, ar jie nepastebi, kad to tokio vat ieško, kur ta laimė, į kokią čia viršūnę užlipti, į kokį slėnį nulipti, kad jie dar ne visi žino, kad tos laimės, ne, ir to jausmo, to pilnatvės, ne, kada nieko nei emociškai, nei fiziškai neskauda, kad ieško ne ten. Jo, žinai, ateina su tuo teoriniu žinojimu, kad aš viską turiu savyje. Bet sako, kaip man tai panaudoti, ta prasme, kaip man tai atrasti. Ir kartais atrodo, nu, tokie paprasti dalykai ir tokie paprasti žodžiai žmogui padeda sugrįžti prie savęs, ar ne, ten viena kita praktika ir jis pradeda suvokti, ką reiškia ta frazė. Nes nu, labai daug šiai dienai to pseudo sąmoningumo ir tų frazių skambių mes turim apščiai, bet kas... Nu, kokias iš tų frazių, ką dažniausiai tau tenka girdėti, kur nu, tikrai tos pseudo frazės ir kur jos niekur tavęs netves? Na, žinai, tas pats manifestavimas, ar ne, kai dabar labai daug knygų išleista ir viskas ok, minčių gale yra, bet kad mano mintis materializuotųsi, aš turiu padaryti veiksmą. Taip. O dabar, žinai, atrodo, one click yra ir, tipo, jeigu aš jau pasidariau moodboardą, tai mano vizijos ir išsipildys tiesiog būnant ant sofos. Užtenka žiūrėti, ne, ir ryte kartoti, man viskas šiandien bus gerai, puikiai ir tik geryn, bet jeigu žingsnę nedarysi, nuo sofos neatsikelsi, tai nu, niekur nenueisim. Ir dėl to tos laimės paieškos tampa labai sudėtingos, nes mes esam irgi tokiam laikmetį, ar ne? Žinai, kaip aš juokauju, tais laikais, kai aš pati augau, ten mes vaikščiom visos vienodai apsirengusios iš to, kad nebuvo iš ko rinktis. Taip. Dabar mes iš mandrumo vaikštom visi vienodai apsirengę. Taip. Nes čia tarsi kažkoks lygis, jeigu tu turėsi tokį automobilį. Signalizavimas, aš priklausau kažkokiam būreliui, nenoriu išsišokti. Ir pasislėpus po tą tuštybę, žmogus pamiršta, kas yra pilnatvė. Ir jis įsivaizduoja, kad apsupus save kažkokiais tai materialiais dalykais, aš nenuneigiu materialumą, aš esu už jį, bet apie tai, kad nematerialume yra tavo ta laimė. Ir aš perku, vartotojiškumas, visą kitą, labai gražiai dirba marketingistai dabar, aš perku, darau ir nu ką, pasidžiaugiu, žinai, kai vaikam nori ten va išeiki kokį kermošių su vaiko, ne kiek jisai nori visokių tų smulkmenų, bet jis kiek pasidžiaugs, kol grįž namo, numestas bus tas daiktas ir viskas, ir jam reiks kažko naujo, greito dopamino karta esame, ne? Jo, apskritai, nu, prie fizinių tų pagerinimų, tai kaip ir sako, netgi ir prie atlyginimo pakelimo žmogus prisitaiko maks per 3-4 mėnesius. Viskas. Euforija, tas dopaminas, serotoninas, kaip be pavadinsi, jisai viskas dingo. Tau tai jau yra konstanta, jau viskas. Aš turiu tą daiktą, ne, nusipirk ar naują, ar žiedą, ar naują tašę, ar naujus batus, ne, nu, kiek tu gali patirti to. Wow! Ir viskas, ir ne, ir tas baigėsi, ir čia baigėsi dėl to, kad mūsų tas vidinis stuburas kaip gyvatėlė yra susisukęs. Taip. Ir didžiausia laimės paieška ir suvokimas, kad laimė tavy yra visa ta kelionė iki to suvokimo. Taip. Ir per tą kelionę, per tas visas patirtis, tu supranti, žinai, kai atrodo, kad jau yra antiek blogai, kad blogiau būti negali, tai gyvenimas tau parodys, kad gali. Lygiai tas pats ir su tuo, kad jeigu tu galvosi, kad aš esu tokia laiminga, bet daugiau jau nebegaliu, nebeturiu kur, jis tau irgi parodys, kad tu dar turi kur. Žinai, ir atrasti tą, kad pasidžiaugti smulkmenom. Tiesiog. Šiandien mes galim sėdėti prie jūros, ar ne, ir mes galim tuo pasidžiaugti vietoj to, kad, kažkaip vėjas tos plaukus taršo, ne?
Tai vat, atrasti džiaugsmą visame kame. Ir ta prasmė atsiranda tada, kai tu neieškai pasiteisinimų, bet ieškai būdų. Ir kai tu randi tą būdą, tarsi gaunas mažas apdovanojimas tau, kad, žiūrėk, išsprendžiau, ne? Čia kaip nežinau, kaip kokį rebusą. Kai tu svarstai, nu koks ten tą žodį, žinai, ir tu išsprendi ir va. Tai jo, bet dabar dar apie būdus kalbant, irgi tokia, toks klausimas, ne, irgi žmonės ieško būdų, dabar, kaip ir sakai, pasiūla yra begalinė stovyklų, knygų, kursų, seminarų, paslaugų, konsultacijų ir kartais atrodo, reikia viską kuo daugiau išbandyti, galbūt aš dar ten kažkur tai rasiu ir gaunasi toks nuolatinis toksai dirginimas savęs, jau aš niekada nebepabūnu realiai pats su savimi, ne kad save surasti, tai aš dar ir seminarą perklausysiu, ir podcastų, ir dar kažko, ir važiuosiu ir į stovyklą, ir visur kur, bet ar nėra taip, kad tam, kad kažkoks tai suvokimas surastų, ne kad tu susitiktum su savim ir tą savo atrastum kelią ir tą laimę ir tą vidinę būseną, kai sako, ieškau savęs, jūs visą laiką su savim, jūs nebepabūnat su savim, ne, ko reikia, kokie tie būdai veiksmingi, ne, ir kiek nepadauginti, ne, kur tie kraštutinumai, kur aš visiškai turėčiau tik tai su savim būti, galbūt netgi ir žmogui skauda ir nepatogu, ne, su savim ir tyloj, čia dabar būtų tik atsisės, sakytų ir tik valandą nieko nedaryk, be ausinių žiūrėk į horizontą, kažkaip kiekvienam pavyktų, ne, nes nepatogu, iškils jausmai, kažkokios mintis. Jo, tai kraštutinumai ir atsiranda iš to, kad man labai baisu susitikti su savim. Taip. Tikrai buvau nuėjusi į darboholizmo kraštutinumą ir kad tik, žinai, nepamatyti, kiek ten visko yra ir toks jausmas, kad tu užsikiši tais išoriniais dalykais, ką ir kalbėjome prieš tai ir tu įsivaizduoji, pasidarai savo iliuziją, kad čia viskas yra labai fainai. Ir kai ateina tie gyvenimo momentai, tokie, ar ne, kad tarkim, pavyzdžiui, mano praeitų metų patirtis, ta pati operacija, iki kurios porą mėnesių aš mažai funkcionavau ir turėjau daug laiko praleisti su savim. Tai aš jau buvau 10 metų kelią nuėjus, ar ne, iki sąmoningumo kelią ir daug praktikų ir visa kita. Bet tai buvo vieni sunkiausių mėnesių mano gyvenime, nes tu turi ir fizinį skausmą. Su savim, taip, vienumoj ir tyloj. Viską turi ten all inclusive, žinai, ir fizinis, ir emocinis skausmas, kad tu vėl kažkoks nepakankamas. Tai, žinai, man geriausias dalykas intuicijos lavinime, nes labai sunku pagauti intuiciją ir praėjo, ne? Taip. Tai aš bent jau naudoju tokią praktiką, kad tarkim, pamatau kažkokį eventą, pavyzdžiui, ir tas pirmas, varau, žinai, ir ten pasižymi, tarkim, kad nepamirštum ar ne, ir paskui stebi tą ir galvoji, žinai, pradedi galvoti, čia momentas, ne, kodėl turėčiau varyti, kodėl turėčiau nevaryti. Viskas, čia jau įsijungia mano protas, širdis buvo ten, kur jinai sakė, pajautė, kad reikia. Jo. Ir jeigu aš su tuo palieku, kad varau, aš visada kažką išsinešu. Jeigu aš pradedu svarstyti, rašyti plius minusus ir tarkim nueinu ir man būna kažkoks žinai. Nes toks, kur tu nejauti, kad nori, bet gal čia man reikia. Žinai, bet iš to, ar aš iš reikia, ar iš noriu einu. Tai visą tai aš irgi sakau, tu turi per kūną prajausti. Dažniausiai taip, kai labai aktyvus protas, mums yra labai sunku išbūti su savimi, ne? Nes minčių chaosai, minčių traukiniai eina. Tai aš... O kokia ta savistaba turėtų būti? Kad ir, pradėčiau, tarkim, nuo to, kad būnu su savim, kiek to buvimo ir ką aš turėčiau savyje, ar tas mintis registruoti, ne, o po to galiu jau eiti ieškoti per seminarus, per mokymus, ne? Jo, tai pirmiausiai aš ką siūlau tiem labai aktyvaus proto žmonėm, tai sąmoningai sustoti, kai jaučiu minčių traukinius didžiulius, ne, turėti laiką savirefleksijai, pasiskirti laiką, tarkim, 8 vakaro, mano savirefleksijos laikas 15 minučių, ar ne?
Na, Kiek užtenka, ne? Nu, sakykim, pradžioje, ne, paskui jau galėtų didinti. Pradėkim nuo 5, skirkim, nors tiek tai irgi yra pakankamai didelė misija, tik pradedant eiti šiuo keliu, nes nugi neturim laiko. Tai va, tai dienos eigoje, kai kyla minčių traukiniai, chaosas ir tu nebesupranti net, kaip tau padirbti tą darbą, aš sakau, sustok, įkvėpk, iškvėpk ir pamatyk tas mintis, kurios dabar va čia zuja ir pasakykim, aš tave matau, 8 vakaro mes susitiksim ir pasišnekėsim. Bet tu turi nemeluoti savo, ne? Ne, nereikia nieko užsirašyti. Tiesiog pasakyti, aš jūs matau ir viskas. Ir ateina 8 vakaro ir tu griūk, kaip nori, nenori, tu sėdi. Ne, Netflixas. Ne, nieko, neskrolint, pasimatymas su savim. Savo refleksijai, ar ne? Ir tu sakai, gerai, dabar tai, kas buvo dienos metu, galite ateiti ir pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Tai, koks 7-8% tų minčių, kurių buvo, jos neateis. Tai aš vadinu tuo išoriniu triukšmu, ne? O ką tas duoda, ta savirefleksija ir tas atidėjimas, kada jauti, kad užsisuko? Atidėjimas tau padeda grįžti į čia ir dabar momentą. Nes čia ir dabar momente tu neturi problemų. Tu, jeigu dabar darai savo darbą, tarkim, tau reikia laišką parašytą, ne, ir tau pradeda mintis eiti apie kažką visai ne į temą, tu susistabdai, tu jas praleidi ir tu vėl grįžti į tą momentą. Taip. Nes mūsų problemos kyla iš to, kad mes gyvenam vakar ir rytoj. Čia mes neturim problemų. Čia mes turim užduotį, kurią turim padaryti, ne? Tai savirefleksija man leidžia pabūti su savim čia ir dabar. Kad aš dabar įkvėpiu, stebiu, kaip pilvas išsipučia ir susileidžia. Ir nesuvelti to, kas jau buvo, ir to, ko dar nebuvo. Nes tai, kas buvo, tu jau nebepakeisi. Taip. Tai, kas bus, tu nežinai niekada. Čia ir dabar tu, turi faktą, ne? Taip. Čia ir dabar tik tai yra faktas, ką aš turiu. Tai aš galiu pakeisti savo būseną ir savo reakciją į tai, kas nutiko, ar ne? Tai jeigu aš per tuos 17 metų visada ir taip supratau, ar ne, iš kur man kyla kaltės jausmas, tarkim, čia irgi kaip indikatorius, pavyzdžiui, jeigu žmogus pastoviai už viską atsiprašinėja. Yra tikrai tokių žmonių, esu sutikus, kur, ta prasme, jis nieko nepadarė, jis jau manęs atsiprašo ir anksčiau galvoju, kas čia yra, žinai, ir tu supranti, kad žmogus tiesiog nešiojasi daug to kaltės jausmo savy. Ir apie tą nepakankamumą. Ir jis tiesiog visada atsiprašo, kad tik įtiksiu, kad tik viskas čia būtų gerai, žinai. Tai tai susistabdai ir tu matai, nekuri, tu turi reakciją, kuri buvo, ar ne, man taip įvyko, kad aš turėčiau pamoką ir vertinčiau tai, kas ateis. Bet jeigu aš užstringu ties to, kad aš čia kažkokia kalta ir nepakankama, ką aš begaliu pakeisti, prasme, aš nieko negalėjau pakeisti toj situacijoje, nes aš iš savo pusės kaip ir padariau viską, ką aš galėjau geriausiai. Tai čia gal ir panikos atakom šiek tiek turi įtakos, ne? Nes čia irgi yra užsivėlimas, panikos ataka turbūt nekyla iš to, kada tu esi čia ir dabar, ne? Tik šiame momente. Jinai visą laiką yra susijusi ir su tuo, ko tu bijai ateityje, ko dar nežinai, arba baimė iš to, kas buvo, ne iš tų jausmų. Taip, visiškai. Žinai, kaip konfliktas, ar ne? Kai kitą kartą sako, ten, su draugiam kokiam darės, šnekėsi, žinai, ir su vyru susipykom, iš vis dėl nesąmonės, žinai. Tai faktas, kad ta nesąmonė tik buvo iš praeities susikaupę, žinai, nes kaip panikos ataka, tai yra stikliniai, kuria viską apsivanduo mūsų emocijos. Ir kai fizinis kūnas nepaneša, ir ta stiklinė jau pilna, ar ne, tas įsivaizduokim, kad stiklinė yra mūsų fizinis kūnas, į kurį kapsi viskas, ir išsiveržia viskas, nes nebėra kur dingti. Turime priimti tai, kad jeigu aš atiduočiau tas emocijas čia ir dabar esamuoju momentu, mano kūne niekas neužstriks ir nebus tada kaip išeiti. Žinai, kaip šuo, pavyzdžiui, jis atsikelia ir nusipurto, bet jis nusipurto. Tai jeigu mes net ryte atsikėlę padarytume arba vakare, mankštą kažkokią, tiesiog, ne? Arba būna po žmonių kitų, tu jauti, kad tam kažkaip negera ir tu net nori pasipurtyti, ne? Taip. Tai čia yra tiesiog tie energetiniai momentai, kuriuos pagavus ir integravus į savo dieną. Arba kūnas jauti, kad nori išeiti, ne, iš tos situacijos, ne, aš galbūt, fiziškai esu, bet fiziškai net nenoriu čia būti. Taip, tiesiog, tai tos momentus tiesiog vis pagauti, kad sustoti. Nes realiai mes tiesiog nemokam gyventi čia ir dabar.
Ir man, žinai, iš tikrųjų psichoterapija pradėjus tą frazę čia ir dabar buvo pati sudėtingiausia. Nes aš nesupratau. Atrodo taip paprasta, ne? Nu, vat būk čia ir dabar, nu, vat kaip paprasta pasakyti. Visiškai, aš žinok, jaučiuosi kaip kokia žirafa, žinai, kol daina per tą ilgą kaklą, galvoju, nu kas tas čia ir dabar, nes vykdavo tokios grupinės sesijos, kur visi susirenkam ir atsimenu, pradėdavo psichoterapeutas tuo, kad sakydavo, žinai, dabar būkime čia ir dabar ir, žinai, nu ten ta. Ir aš sėdėdavau ir galvojau, kas tas čia ir dabar, žinai, kol tai prieėjo, bet tikrąją to žodžio prasme, suprasti ir protų, ir kūnų, kas tai yra, kaip patenkinti tą savo poreikį, žinai, ir nenorėti visiems įtikti. O tai tokiuose, pavyzdžiui, apskritai, vat, ir tose praktikose, čia šiek tiek jau daeisim į kitos astropsichologijos, ne, ir kitų tų praktikų, vat, ir su garso terapija, ar su reiki, pradėkim nuo astropsichologijos. Jeigu yra žmogus, kuris visiškai to dar nei karto nei girdėjo apie tai, nei kas tai yra, ne, yra astrologija, ar yra psichologija, ne, ten yra irgi kaip čia iš tų nusistovėjusių įsitikinimų, nu tai čia horoskopai, ne, kam, kada, kur eiti, ne, ir kokie tau ten bus metai, galiu ten kas antrą pakaitalioti ir maždaug bus visiems gerai. Tai kas tai yra ir kokia to yra nauda žmogui? Tai astropsichologija yra junginys astrologijos ir psichologijos. Taip. Ir to junginio dėka mes sujungiam tiek astrologinės žinias su psichologija. Ir ką mes matom gimimo žemėlapyje, ar ne, ten kur, tarkim, yra kokiam ženklė ta mūsų planeta, kuri atsakinga, pavyzdžiui, už mūsų emocijas, ne. Mes matom, kokiam yra ženklė, tarkim. Tai ką mes apskritai atsinešam su žvaigždėm, ne gimdami, nu vat kas užkoduota jau. Jo, ir psichologija čia ateina tuo požiūriu, kad kaip aš galiu panaudoti šitas savybės, stiprybės, silpnybės, ar ne, ir tas pačias baimės ar ydas, kaip paversti talentu. Ir atsižvelgiant į tai, aš galiu suprasti, kaip man pinigus uždirbti, tarkim, ne. Nu, iš savo pavyzdžio galiu pasakyti, kad, aišku, ten yra aspektas ne vienas, bet, pavyzdžiui, yra Veneros planeta. Ir Veneros planeta atsakinga, nu, ne tik už mūsų moteriškumą, ar, tarkim, tą mažosios laimės, jinai tokia planeta, ar ne. Bet tuo pačiu rodo, kaip mes galim uždirbti pinigus, ar ne, per kur pas mus ateina pinigai. Ir tarkim, astrologija mums sakytų, ar ne, nu, mano Venera dvyniuose, 8 būste, ir man sakytų, ateina tarsi partnerio pinigai, bendri pinigai, palikimo pinigai, žinai, 8 būstas, tai vat, ir va čia va taip pat viskas susipina, ne. Tai klausimas, tai dabar man lauk, kol kažkas numirs, kad aš gaučiau tos pinigus, ar kaip, žinai, nu, aš kažkaip ir noriu realizuoti save, ne. Tai čia prisidėjus psichologijai mes turim platesnį požiūrį į visą tai, kad 8 būstas mums šneka apie transformaciją, dvyniai mums šneka apie komunikaciją. Tai vienas iš būdų, kaip aš galiu uždirbti pinigus, ar ne, kad jie man būtų kaip pasiekmė, dalintis savo žiniomis, burti žmonės į bendruomenės, komunikuoti, kad toje bendruomenėje jie transformuotųsi. Tai čia toks, žinai, sakau, vienas iš tų irgi kriterijų, kas irgi parodė, kad mano meilės kalba, ne, tas kalbėjimas, man reikia daug kalbėti, žinai, būti. Ir kai tu žinai, kad, nu tai Venera dvyniuose, tai normalu, man reikia kalbėti, ar ne, ir išnaudoti tas planetų energiją savo kasdienybėje. Ir tada man nereiks, žinai, dirbti darbe, nuo kurio mane pykina ir ten sėdėti ir šaukant visur būti piktai. Aš galiu eiti daryti tai, kas mane veža. Arba būtų darbas, pavyzdžiui, kur reikėtų vienai sėdėti, ne vienai dirbti, kur nebūtų praktiškai jokio bendravimo, ne koks nors IT darbas, kur tu sėdi ir programuoji, tai tu savęs visiškai nerealizuotum, jaustumės nelaiminga. Taip, ir nebūtinai sektųsi galbūt. Taip, ir galbūt net nesisektų, ne, nes, nu, pinigai irgi yra energija ir jinai tiesiog, nu, užsiblokuoja, kai tu stagnacija tokia vyksta, žinai, kai tu nenori daryti tai. Tai astropsichologija, jinai leidžia pamatyti, ne, dalykus ir tas stipresnės visas pusės, tiesiog galbūt pažinti, pamatyti save, ne, plačiau, kitaip, ne, ir per tą, žinai, požiūrį, ką man duoda, ar ne, nes, nu, kaip ir ta pačia Venera, ne, kokią aš vertę sukuriu,
kad man ateitų pinigai, čia vėl tas pats klausimas, ne? O pasitikrinti, pavyzdžiui, su antra puse. Jo, galima. Ir su vaikais, pavyzdžiui, planuoti vaikus, ar žmonės ateina, pavyzdžiui, norėdami pasitikrinti, o kada mums, tarkim, planuoti vestuves, kada mums planuoti, nežinau, vaikus, o koks ten vaikas mums gims, o kaip mes šeimoje, galbūt netgi yra tokių, kas darbuotojus taip renkasi. Šiaip darbė, kas liečia, tai faktas vadovams būtų gerai žinoti, ar ne, kaip žmogus priima informaciją ir kaip jam pateikti, kad jisai būtų kuo produktyvesnis. Suformuoti komandą, kad jinai efektyviai dirbtų, ne su kuo suporuoti. Ir tada, žinai, ir konfliktų mažiau kyla, nes tu žinai, kaip kiekvienas gali priimti informaciją, nes viskas vyksta skirtingų kelių, ne, kaip sako, su vaiku nesusišneku, tai kaip tu susišnekėsi, jeigu tu jam reikia, tarkim, per žaidimą, tu bandai racionaliai išaiškinti, žinai, nu jis nesupranta, ką tu jam sakai, čia, žinai, kaip kiniečiui su lietuviu šnekėti savom kalbom. Tai va, tai ateina tikrai būna tų, kur moteris dažniausiai, ne, nu koks tas mūsų suderinamumas, žinai, kas ten vyksta. Kaip man su juo susikalbėti? Taip, ir ar ten, žinai, kartuojasi santykiuose situacijos, tai, nu, vat, būna, vat, nu, vat, pritraukiu, sako, narcizus, žinai, ir žiūrim, nu, kokie tie aspektai yra ir kas ten bus, ar ten, va dabar tai sako, žinok, jau tikrai, va čia šitas, žinai, bet tu pažiūrėk. Tai esmė tokia, va čia irgi, ne, grįžtant prie to, kaip aš išorės ieškau pritarimo, tai pažiūrėk, jinai jau jaučia, kad ten yra ne taip. Bet nu, tu pažiūrėk, kad aš gaučiau, žinai, pritarimą ir sakau, žinok, čia bus pamoka, jeigu nori, eik. Ir aišku, vat, kažkas nueina, kažkas ne, žinai, nes nu, pasirinkimas yra žmogaus, ar ne? Astrologija yra tikimybių teorija, kaip aš sakau, ar ne? Ir nuo tavo pasirinkimo priklausys, kaip tai susidėlios. Bet vienaip ar kitaip, nu, visi dalykai, kurie vyksta, mus veda prie ten, kur mums bus geriau. Tik kartais mes pasirinkam per ilgą kančios etapą, žinai. Tai va, ir toks, ir būna, kad sako, žinok, jo, ten buvo pamoka, galėjau kitaip pasirinkti. Nu, bet sakau, dabar jau tikrai žinosi, jau tikrai suprasi, kad va, tokie indikatoriai rodo tą ir tą. Perlysi per kūną ir tu jau jautėjai, žinai, bet norėjai pritarimo. O kas dažniausiai žmonės stebina, vat, kada jie pasirenka tokią analizę, tą astropsichologijos, ne, kokie atradimai apie juos dažniausiai juos stebina ir ko dar žmogus nebūna pajautęs, ar būna dažnai, kad, nu, jo, vat, panašiai taip ir galvojau, čia vat, tik tais pasitvirtino dalykai. Nu, sakyčiau, 50 ant 50 būna, žinai, kad taip, žinai, o būna tokių, nu, va, kur, pavyzdžiui, yra, ne, mes gimė po tam tikrą saulę, ne, ir žmogus, va, nu, skaito tos horoskopus, ne, nu, tai aš esu liūtas, tai aš ir skaitau liūtą, o tu atsiverti ir tu matai, kad liūto ženklė tik ta saulė ir tie stovi, o pasitent, pavyzdžiui, didžioji planetų dalis kokiam ožiaragyje, ne. Ir jis nesupranta, vat, kodėl jis toks, o netoks, bet kažkoks aš netoks liūtas, žinai, ir prasideda tie interpretacijos ir išvedžiojimai, kaip čia pritempti prie to liūto, žinai. Tai vat ir ypatingai tėvam apie vaikus savo irgi, kai žiūri ir sako, nu aš jutau, kad kažkaip, nu ne taip, nes sako, nu atrodo, žinai, visada sutardavau vat, su to ženklu, o su savo vaiku nesusišneku, žinai. Tai va tie būna tokios nuostabos, va to atveju, kad sužino, kad, nu nesakau, pas tave net, nu tos energijos labai labai maža, žinai. Ir to pasiekoja ta pati savirealizacija, ar ne, atrodo, kad aš galbūt nepasitikiu savim, bet aš čia turėčiau, čia taip ar anaip. Bet va kažkaip kitaip ir kai tu sužinai, kad nu, tu bandai save pritempti prie kažko, kas visuomenė yra vat, suformuota, bet tu esi visai kas kita, tai nu, irgi atsiveria akis plačiau, kad ai, tai šitaip mano energija veikia, žinai. Tai, va... Šiaip pasiekit Faustinos profilį, vėliau pokalbio pabaigoje pasidalinsim, koks tas profilis yra, bet ten būna tokių vat, irgi bendrinės tokios informacijos, ne? Vat kokie laikotarpiai ateina, ne? Vat kada pasižiūrėti galbūt nėra tinkamas laikas labai ar kelionėms, ar kažkokiems rimtesniems gyvenimo pokyčiams, ne? Galbūt irgi pajausite, kad kažkas tai yra nu, negerai, vat, ar silpniau jaučiuosi, ne? Nu, va, kad būtų galima šiek tiek pajusti to gyvenimo, nu, kažkiek tai irgi sako,
planetos, ne, ir Mėnulis veikia kaip vanduo, kur ir pakyla, ne, taidai ir panašiai, tai taip yra tų planetų ne viena, ne tik Mėnulis, ne. Taip, daug Ir jų, vat, ir, ar nežinau, ar padėtis danguje, ne, kažkaip tai veikia ir žmogų. Kaip tas veikia, ar galima tą sužinoti konkrečiai apie save, ne, galbūt kažkokius gauti įspėjamuosius ženklus apie, nežinau, gyvenimo viso, ne, kažkokius tai periodus sunkesnius, arba kaip tik galbūt kažkokius galima išvelgti pikus, kada būtų galima daryti arba pokyčius, arba, nežinau, priimti kažkokius rizikingesnius, aiškesnius sprendimus. Tai, žinoma, yra tų planetų ne viena, bet yra tam tikros kelios, kurios mus labiausiai įtakoja, nes kitos yra lėtesnės planetos, ne, ir kiekviena planeta turi savo ciklą. Tai vat, kas kažkiek metų, tarkim, jinai sugrįžta ir pa žmogų, na, tarkim, Saulė, jinai grįžta kas metus, vat soliaras yra mūsų gimtadienis, ar ne, tai kai Saulė grįžta į tą patį tašką, kuriam buvo mūsų gimimo momentu. Ir vat, mes, pavyzdžiui, pratę, nu, aš gimiau 12 dienos, ar ne, bet soliaras mums ir parodo tai, kad mūsų Saulė kiekvienais metais, pavyzdžiui, grįžta skirtingų metų. Vienais metais grįžta po pirmos 10, tarkim, kitais, žiūrėk, grįžta dieną prieš tą tavo ale gimtadienio dieną. Ne, būtent tą dieną. Ir tai yra va, ta soliaro energija, tas stipriausia, va, tiem noram išreikšti, ar ne, gimtadienio, tiem patiem, ne, va, tada reikia pūsti tą žvakutę, nes tada yra tas stebuklingas momentas, ar ne. Ir Saulės kitas ciklas yra 11 metų, ar ne? Tai, pavyzdžiui, 11, 22, 33, 44, tada vat, gali įvykti pa žmogų tokie irgi reikšmingesni įvykiai gyvenime, ar ne, vat, būtent per tą Saulės energiją. Bet koks įdomus skaičius 11, kažkaip tai būna 7, ne, nuo tokių, va, girdėjome, tapo kažkokie, kodėl 11? Tiesiog taip yra, ta prasme, 7 yra, kas 7 metus keičiasi mūsų energijos. Tarkim, zodiako pirmas ženklas yra, ar ne, Avinas, tai vat nuo 1 iki 7 metų mes einam pagal tą aviną, ar ne, mums reikia užsiauginti tos ragučius, išmokti vaikščioti, išmokti kalbėti ir taip toliau, ar ne. Tada jau eina jaučio programa. Ir va taip, kas 7 metus mes perinam visą tą zodiako ženklų ratą, ar ne, nu ten va tarkim yra Vėžio periodas, kada yra laikas kurti šeimą, ar ne, paskui mergelės, ten pareigų periodas, atsakomybių prisėmimas, nes nu jau šeimą sukūriau, dabar turiu prisimti atsakomybę, ar ne. Ir va taip mes tais periodais keliaujam, dėl to ir sako, kad kas 7 metus žmogus keičiasi. Jo, kažkaip tai sako, kas 7 metus turi keisti, ką nors arba antrą pusę, ne, arba darbą, arba veiklos rytį, arba, nežinau, iškeliauti kažkur, bet kažkoks tai turi, kad čia ne iš piršto laužtas. Yra daug tų etapų, nu, pavyzdžiui, juodasis Mėnulis yra ne planeta, bet yra taškas ir jis grįžta į mūsų gimimo žemėlapį kas 9 metus, tai vat irgi 9, 18, 27, 36 ir būna ten tam tikrą laikotarpį. Tai pavyzdžiui, aš kaip stebiu klientus, pagal juodo Mėnulio sugrįžimą irgi daug žmonių ateina į konsultacijas, nes jie nesupranta, kas vyksta, nes tiesiog išsikelia daugiau baimių, daugiau to šešėlinės pusės ir žmogus nežino, kaip su to susitvarkyti. Tai kitos ten planetos, nu, tarkim, kylantis mazgas, kas 18,5 metų, tai vat jis irgi duoda tokius mum reikšmingesnius įvykius, ar ne? Nu, va, tarkim, mano irgi tas kylantis mazgas, tai va, aš baigus mokyklą žinojau, kad noriu studijuoti psichologiją, bet aš pasirinkimą padariau kitokį, ne? Bet va, ties 36 aš mečiau darbą nagų srityje, ar ne, ir aš atėjau prie tos psichologijos. Tai čia, va, tam laikotarpį nuo 36 iki 38 man ir vyko būtent kylančio mazgo sugrįžimas. Va, tas žuvisėjais pas mane, tai va, ta psichologija, visa kita. Tai va, tokiais va momentais ir tu tada pamatai, va, kad čia taip veikia, kad tave tos energijos vis tiek atvedė į tą anksčiau ir vėliau. Tai kad aš labai prasilginau tą kelią. Tai va, tai ir kai ateina, mes žiūrim tranzitus ir mes matom, kur kokios planetos tranzituoja, kur pristabdymas ar ne, koks tas emocinis pasaulis. Visus tuos dalykus mes labai gerai matom, kokia sritis aktyvesnė šiai dienai yra, nes visas mūsų tas ratas yra 12 gyvenimo sričių, ar ne, tai, ar tai darbas, ar sveikata, ar pasaulėžiūra, ar svajonės, ar vidinis pasaulis, ar ne. Tai daug yra tų sričių ir žiūrim, kaip galim išspręsti, pamatyti. Šiaip užtenka žmogui dažnai susidėlioti va tuos taškučius ant i, kad pradėtų įvykti priėmimas ir kai ateina priėmimas, mes natūraliai pradedam grįžinėti į save.
Arba iš kitos pusės, kada reikia priimti kokį nors sprendimą. Taip. Tai irgi tokia gaunasi kaip špargalkė, ne? Vat Taip, pasižiūriu ir man jau daug aiškiau, jeigu kyla abejonių. Taip. Kitas klausimas yra, sakyjasi, reiki praktikė. Irgi tam, kas niekada galbūt negirdėjo ar girdėjo kažką, papasakok, kas tai yra, ne? Nes yra tokių, galima rasti apibūdinimų, kad tai galbūt yra susiję su giliu ar atsipalaidavimu, ne? Kad žmogui yra svarbi ne tik jo emocinė, psichologinė, bet ir energetinė būsena, ne? Vat kaip tu savai žodžiais įvardinum, kas yra tas reiki, ką irgi kokia yra nauda iš reiki žmogui. Man turbūt gražiausias apibūdinimas reiki, tai yra meilės energija. Ir mano tokia, žinai, net atrodo kartais misija, kad eiti per meilę, o ne per baimę. Tai bet su tuo reiki, tai yra energetinis sensas, ar ne, net mokslas yra įrodęs, kad yra ta energija, ne, jinai juda. Ir reiki specialistas nieko neįdeda į žmogų iš savęs, ar ne, lygiai taip pat nieko iš jo nepaima. Dirbant su reiki, aš pirmąją reiki pasibaigiau prieš 8 metus ir prieš 1,5 ėjau į 2 pakopą, kada jau galėčiau dirbti nuotoliu. Ir dabar jau tikrai suprantu, kad esu tas ne tik reiki meistras, bet jau jungiasi ir daugiau dalykų nuolat praktikuojant ir aš esu tas žmogus praktikas. Tai jeigu, tarkim, vyksta nuotoliu seansas, tai aš tiesiog išjaučiu už žmogų visas jo emocijas per savo kūną. Ir aš tiesiog iškeliu paskui klausimus, sakau, žiūrėk, pajautimai ėjo tokie ir tokie. Ar ten, pavyzdžiui, būna pykinimas, dar kažkas ir tada, žinai, ateina atgal, žinai, žinutės, jo, mane sako, šiandien ypatingai visą dieną pykina, bet yra situacija, kurios nevirškinu, tiesiog natūraliai jau gaunasi, ne? Ir gyvų seansų metu ta energija nueina tiesiog į žmogų. Tai tiesiog aš pajaučiu užstrigimą tam tikrose kūno vietose, ar ne? Ir aš klausiu tada, kas čia yra. Nes man neteka energija, nes aš su rankomis einu virš žmogaus ir žmogus tuo metu gali jausti įvairius pojūčius. Ir šilumą, ir šaltį, ir šiurpuliukus. Visko, kaip man sako, atrodo, kad ten sako, tu su to karštu rankšluostuku stovėtum virš galvos, žinai. Ir drebulys, ir šiurpuliukai būna, ir pykina, ta prasme, visko būna, nėra čia tik gėlytės, žinai, nes tam kūne yra tiek sukaupta, kad palaipsniui bedarant reikėjo, aš supratau, kad aš iškeliu emocijas kartu su tuo. Tai dabar... Čia vėl turbūt apie tą, kad kūnas mena viską, ne? Tame kūne viskas atsispindi, ko tu negali įvardinti. Visiškai, ko negali ir ten paslėpta. Kad jauti, kad ir gyvai darant, jauti, kad man kojas surakina ir aš negaliu judėti, žinai. Ir dažniausiai ten būna apie sprendimus kažkokius. Reikia žmogui priimti sprendimą, o jis nepadaro veiksmo. Ir viskas. Ir šitaip tokiu būdu tiesiog mes sprendžiam tas situacijas, nes kartais užstringa žmogus ir tokie energetiniai dalykai padeda dalykam greičiau įvykti. Nes tu, kaip žinai, kaip meniu tada atsiverti ir renkiesi, ką tau daryti su tuo, ką tu turi viduje. Tai irgi pagalba yra tame, kad viskas vyktų greičiau. Kad kančios būtų išsikelia, ne? Išsikeliu ir turiu faktą, su kuriuo galiu dirbti. Nebeslėpti, žinai, nes dažniausiai mes nukišam, atitolinam, nes tas atidėliojimas gimsta, žinai, iš to, kad nesmagu dažniausiai susitikti, ar ten perfekcionizmas kažkoks įsijungia, ar dar kažkas, žinai, kažko nedaryti, randam priežasčių, žinai, nepriimti tam tikrų sprendimų ir panašiai. Ir, žinai, momentas, pavyzdžiui, irgi kai buvo juodasis mėnulis Svarstyklių ženkle, čia pernai metais, ar ne, vyko labai daug skyrybų, gal ir savo aplinkoje pastebėjai, ne? Ir būdavo ateina klientės ir, kaip ir išsiskiriam, bet neina paleisti ir kaip čia, kas čia, ne? Ir mes žiūrim, arba sako, mums reikia skirtis, bet nesiskirsim. O kodėl, sakau, žinai? Ir negali atsakyti kodėl, bet lyg tai per vadovėlį nebuvo tai parašyta, kad aš išsiskirsiu, žinai, ir aš nepriimu to faktą. Nejaučiu, kad reikia. Jo, gerai, sakau, o jeigu mes dabar seanso metu taip ir darom
einam per jausmą, kai tu esi išsiskyrus. Kas pasikeičia? Kas būna, ar ne, ir stebim, vat, visą tą energiją, meilę siunčiam tam jausmui, ar ne, ir leidžiam ją per kūną. Ir situacijų buvo tokių, kur žmonės ir neišsiskyrė, nes reikėjo žmogui tiesiog priimti faktą patį, ar ne, kad aš galiu išsiskirti. Taip. Ir nuo to niekas manyje nepasikeičia. Čia vėl tada atsikartoja, žinai, ta kaltė, nepakankamumas, ten gal mano tėvai buvo išsiskyrę ir dabar mano vaikam reiks tą patirti, žinai, tie globėjai visi įsijungia mechanizmai tokie. Gal kažkas tai dirgina kitoj srityje, o vat, kaltė atrodo, kad turėtų būtent antros pusės ir atsakymas neskirybose, nebus atsakymą kažkur kitur reikia rasti. Nu, čia kaip ir sako, ne, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Vienintelį žmogų, kurį tikrai galite vienintelį pakeisti, tai tik tai save. Kito pakeisti niekada ir negalite ir turbūt neturite teisės kito žmogaus keisti. Ne? Nu, mes nesame dievai, čia, žinai, ta ego karūna būna, kai įsivaizduojam, kad čia mes kažką pakeisim, bet, nu, kas tu toks, kad tu galėtum nuspręsti, kaip kažkam turi būti. Tikrai taip. Apie garso terapiją papasakok. Tai irgi turim būgną šalia savęs, kada pradėjai, irgi ką duoda žmogui ta garso terapija. Bet čia ta istorija tokia įdomi, žinai, aš labiausiai gijau pati per garsą, per dainas, per muziką, pati vaikščiau garso terapijas įvairias, bet būtent su Henpenu nebuvau buvusi, nebuvau susidūrusi iš nieko. Ir pernai gulėdama ligoninėje po operacijos, gal buvo 5 dienos praėjusios, va tiesiog scrollinau ir iškrito eventas, kad bus Klaipėdoje pamoka susipažinimas su Henpenais. Noriu. Gerai. Jaučiu, kada jis jau. Aš net sėdėti normaliai negalėjau, žinai. Ir aš visai tokia drebanti su to įtvaru važiavau tą 2 valandų pamoką. Aš galvojau tikrai, žinau, kad aš pamesiu rankas ir kojas ir visą ką. Nes buvo žiauriai nepatogu. Žiauriai nepatogu buvo. Bet aš įsimylėjau tą garsą, įsimylėjau, ta prasme, nuo pirmo skambesio atrodo, nuvilnijo kūnų kaip visiška ramybės banga. Ir galvojau kokį mėnesį, ar man reikia ar nereikia, nes investicija didelė. Ir į patį būgną, ir į pamokas. Ir galvoju, kaip čia bus, kaip čia ką. Ir tada nusprendžiu, kad net jeigu ne darbai, aš noriu jo dėl savęs. Kad aš galėčiau irgi gyti grodama ir būdama su juo, su tuo garsu. Ir paskambinau Martynui, kuris ir kūrė tos dangaus būgnus, iš Panevėžio žmogus. Tai ir jis kaip tik man sako, žinai, sako, aš kaip tik vakar kainą pakeičiau jiems, bet tau paliksiu senąją ir aš gavau dar ar 3 ar 400 geresnė kaina. Tai kaip ženklas, kad geras laikas buvo. Taip, turėjau susidėlioti, kad taip, žinai, ir viskas, ir pradėjau mokytis būti. Ir pradėjau tada su tom garso sesijom, nes matau tame prasme, mačiau savyje, ar ne, kaip keičiasi mano būsena po sesijų. Ir dabar su tuo dirbam, vasarą pajūry, turėjau ir sekmadienį garso terapiją ir sakau, buvo dangus kaip užsakytas. Nei vėjo neliko, nei lietaus, o pasisės vėl lyjo, nu žodžiu, sakau. Ir žmonių atsiliepimai po to, kaip greičiau vyksta dalykai. Kaip tu pamatai tas emocijas, kurios iškyla sesijos metu, nes aš visada prašau leisti garsui eiti per kūną. Ir būna kažkam, žinai, tokie krupčiojimai prasideda, ten būna kažkam po sesijos kitą dieną labai gimdas skauda, ten iškelia mamystės reikalus kažkokius, būna kažkam ten pykinti pradeda, labai daug visko būna, grinai pakelia garsas tas emocijas. Bet čia turbūt vėlgi susiję su tuo, ką mes ir kalbėjome, ar aš leidžiu savo pamatyti, ar aš neslopinu, ar mintis nėra kažkur tai vakar arba rytoj, ar aš esu čia ir dabar, ir leidžiu savo, nebijau susitikti su tais jausmais. Taip, su tuo, kas yra. Dėl to aš darau pusę sesijos suvedimu, nes garso terapija pati trunka valandą, vien garso valandą būna. Tai apie 25 minutės aš vis vedu, vis kalbu, kad mintis paeina, kad ten tas anas ir kartais pradirbinėjom ten ar per čakras kvėpavimus darom ar dar kažką, bet įtraukiu ir kvėpavimą ir kad padaryti tokią pilnai somatinę sesiją, kad jausti savo kūną čia ir dabar.
Visai kaip, žinoma, kaip aš sakau, aš nieko neverčiu. Bet jeigu tu jau čia atėjai, nu tai tada nebelieka išsisukinėjimų dažniausiai. Tu žinai, kad čia atėjai dėl to, kad tu norėjai, ar ne tik pamiegoti, kaip aš sakau, bet net jeigu ir tu miegosi, garsas eina ląstelės lygmeniu, jis vis tiek savo padarys, žinai. Bet šiaip prasidirba labai daug gražių dalykų žmonės tikrai. Dar noriu paklausti tavęs apie laisvę rinktis save. Visos tavo veiklos, praktikos, ane, yra po tuo raktiniu žodžiu, ne, ta fraze laisvę rinktis save. Nežinau, aš jį pavadinau kaip projektu. Ne, kodėl toks pavadinimas, kodėl yra laisvė rinktis save? Žinok, aš buvau tas toks biškė kaip dinozauras, žinai, tam pačiam Instagrame ir panašiai, kur man kažkoks pasipriešinimas kilo ir paskui aš supratau, kad, come on, dabar tokie laikai, žinai, ir, tu arba tavęs nėra, žinai, tipo, kai būdavo anksčiau neturi Facebooko, tai tavęs nėra, žinai. Taip. Ir galvoju, čia dabar yra mano tas kelias, kad mane išgirstų ir pamatytų, žinai. Ir būtent taip atrastai, ne? Jo, vis svarščiau, bet apie ką aš esu. Taip. Ir kaip, bet iškoreliuoti tą pavadinimą, kuris atspindėtų mane ir mano tą nueitą kelią. Taip. Ir žinok, kažkaip, aišku, dėliojau tos pavadinimus ir taip, ir galvojau su Mėnuliu gal kažkaip sieti. Bet čia pradėjau, žinai, tada skrolinį, žiūri tos kitų pavadinimus ir čia toks ir tas visur kažkur. Ir labai norėjau lietuviško, kad būtų, kad nesieti su angliškais kažkokiais terminais. Ir, tiesiog atrodo, nusileido tas pavadinimas pats. Ir jis, man atrodo, labai gerai atspindi tai, ką darau, kad ta laisvė rinkti save priklauso tik nuo manęs. Ir, tas pasirinkimas, ane, nes aš visada sakau, mes visi turim pasirinkimą. Taip. Visada. Nėra tokių situacijų, kur mes negalėtume išspręsti, kol mes esam gyvi. Ir tas priėmimas, ar ne, tų pačių, kad tiesi linija būna, visi žinom kada. Ne, o gyvenimas ir yra apie tai. Ir priimti tas būsenas ir pasirinkti tose būsenose save. Tiesiog tai toks natūraliai, žinai, kilo, bet aš jau šiai dienai irgi jį pradedu matyti kaip projektą. O šiaip, kiek pastebi, aišku, turbūt daugiausia, kaip sakai, pradeda moteris ieškoti tų kelių ir save narplioti, ir turbūt irgi ir per moterį daug kas ir į šeimą ateina, bet ar esi kaip nors atkreipusi dėmesį, kokios tos moteris ir tas savęs ieškojimas, ne, yra kitoks negu kad buvo, tarkim, mūsų močiučių, ne, kokios mes esame, ne, ir kokios auga mūsų dukros, ne, tokio amžiaus. Tos kartos labai skiriasi tikrai, bet ne veltui dabar ta vandenio era, apie tą laisvę būtent, ne. Tai mes iš to tokio konservatyvizmo labai lipam stipriai lauk. Ir faktas, tos vidinės įdiegtos programos kartais priešinasi, ne, kaip ir man, čia buvo atrodo, kaip čia, ką čia vesti tą Instagram ir panašiai. Bet kai keitiesi, tu keičiasi ir tavo aplinka. Ir tą tai tikrai patyriau savo kailiu ir kartais, žinai, net ir kai vyras kažką pasako, ar tuo pačiu irgi ateina pas mane į garso sesiją, tu taip, fainiai, žinai, nes aš niekada neverčiau ir niekada nekišau, kad čia turi kažką ar panašiai. Pas mane ten groja healing muzika ar dar kažkas, tiesiog jinai groja, vaikai atrodo savo kambariuose, bet pastoviai girdžiu, kaip jie dainuoja kartu, kai groja tą muziką, žinai, ir tada ir džiaugiesi, kad šitaip toje aplinkoje tas burbuliukas mūsų taip ir formuojasi. Ir jie visai kitaip, ir aš kaip pakeičiau sritį, atsimenu, vieną vakarą važiuojam, aš kaip tik po meditacijos vedimo buvau ir sūnų vežuosi iš treniruotės, sako, o tai ką čia šiandien darai, žinai, sakau, meditaciją vedžiau ir aš jau taip žiūrėjus, meditacija, tai, žinai, kaip ir pasijutau, kad turiu paaiškinti, tai žinau, ir tada tiesiog pasidžiaugi, žinai, kad ta karta visai kitokia, nes dar prieš keletą metų gal man net savo mamai būtų buvę sunku paaiškinti, kas ta meditacija, žinai. Tai tas skirtumas tikrai akivaizdus ir toks, žinai, net vaizdinys dabar, kad tas mano pavadinimas, net
įeina į mano vaikus, kad jie turės tą laisvę rinkti save, žinai. Ir kad tai tiesiog tęstųsi ir kad kuo daugiau žmonių tiesiog rinktųsi save. O kur tu brėžtum ribą, mano, irgi kalbant šiek tiek apie tos kraštutinumus, ne, kur sako irgi, nu čia renkasi save, tai iki begalybės, nu kur kraštutinumas gali būti iki egoizmo, ne, arba kartelės ir savo ir kitiem užkelimas, ne, kad jau praktiškai belieka tik tais bokšte gyventi ir niekas tos kartelės nebepriima. Ir kur yra ta riba, kur atrodo jau visai ribų nėra, ne, ir žmogus, nu, ar moteris, ar vyras savęs nesirenka, ne, o tada jau tavo tą gyvenimą ir kaip jisai klostosi, ne, praktiškai diktuoja aplinkybės arba kiti žmonės įtakoja. Kur tu brėžtum tą saugią ribą tarp to vat vieno kraštutinumo ir kito? Čia labai plati tema iš tikrųjų yra, ne, nes nu, labai daug mechanizmų tai įsijungia. Ar aš esu gelbėtojo pozicijoje, ne? Ar aš aukos pozicijoje, ar aš agresoriaus pozicijoje. Ir vat, gebėjimas išeiti į stebėtojo poziciją man leidžia išlaikyti balansą. Nes nu, priklausomai nuo situacijos mes pasirinkam kažkokią tai savo poziciją. Ką mes čia dabar darom su ta situacija, ar aš čia gelbėtojas, ar aš agresorium, ar aš auka, žinai. Ir jeigu aš gebu išeiti į stebėtoją, aš tada nenueinu į kraštutinumą. Ne? Nes nu, kraštutinumai irgi, nu, čia tas vat, balanso paieškos, jos nu, labai sunkios yra, tikrai. Ar jos sunkios. Daugiau individualios yra? Ir jos priklauso nuo mūsų savybių. Tai jeigu aš pažįstu save, žinau savo minusus ir pliusus, ne, tai aš žinau, kaip turbūt pakreipti tą savo elgesį, kad aš neišeičiau į minusą. Nu, ten, tarkim, pavyzdys, mano ascendentas yra ta kaukė prieš visuomenę, nes, sakykime, taip, yra svarstyklėse, svarstyklių minusas yra puikybė. Taip. Tai aš galiu, va, tiem man anksčiau netgi tarp kitko taip ir sakydavo, ai, ta tai kažkokia pasikėlus, sako, labai žinai. Bet tik dėl to, kad aš, čia jau ir vėžio programa pasijungusi, aš neprisileisdavau žmonių per arti, kol aš nesijausdavau saugi. Tai va, tai aš kai žinau, pavyzdžiui, irgi va tokius niuansus, žinai, kad žmogus taip elgiasi ne šiaip savo, ar ne? Tai tada man lengviau jį priimti, bet kol aš negebu priimti savęs, aš nepriimsiu ir tos situacijos, žinai. Ir kai aš neieškosiu kaltų, o tiesiog būsiu čia ir dabar ir matysiu tą situaciją iš stebėtojo pozicijos, tada kraštutinumo nebūna. Nes tu būni čia ir dabar. O gal yra kokių nors, kaip pasakyti, galbūt yra kontrolinių kokių klausimų arba, nu, kuriuos gali užduoti savo, ne, kad būtų galima pasitikrinti. Vat čia šitą situaciją ant ribos. Pirmiausia, grįžti į kvėpavimą. Ne, jeigu matau, kad jau kažkur išsidirginau, grįžtu į kvėpavimą, įkvėpiu, jaučiu, kaip pilvas pakilo ar ne, ir susileido, tai aš jau po biškį grįžtu į kūną. Ir tada bandau pamatyti tą situaciją iš šono. Nu, vat, kodėl mane čia kažkas sutrigerino, iš kur tai atėjo, ar ne, kad tas kontrolinis klausimas ir gali būti, ar ne, ką aš jaučiu kūne, ar ne, ir pavyzdžiui, gal jeigu iškyla apskritai klausimas, ar aš čia save renkuosi. Ar aš renkuosi save ir leisti per kūną, kaip aš sakau, iki čia kalba mūsų širdis, čia jau kalba protas, tai ego, ne? Tai va čia irgi, pradedant eiti sąmoningumo keliu, irgi labai svarbu, nu, tas balansas tam, kad dvasinis ego yra baisiau negu šiaip ego. Tai va kartais tiesiog nesusireikšmint, nusimt tą karūną ir pažiūrėti viską paprasčiau. Ir tada išeini į tą stebėtojo poziciją ir matai, kad nu čia apie nieką buvo. Čia tiesiog tavo kažkoks skaudulys kažkur ir tas egoizmas, žinai, va ta meilė savo, irgi va viena iš tų frazių, ką jau šiais laikais, ar ne, ir jau net atsibodusi labai. Atrodo nuvalkiota. Nuvalkiota. Ir egoizmas yra, kai aš paminu kitų poreikius, ar ne? O meilė savo, kai aš patenkinu savo poreikį, neįskaudindama kitų. Tai jeigu aš dabar noriu į tualetą, tai aš turėčiau atsistoti ir nueiti, o ne bijot nutraukti pokalbį dėl to, kad ką čia dabar apie mane pagalvos. Tai čia ir prisitaikymas jau tada prasideda ir visa kita. Tai va, tiesiog rinkti save, žinai, nekenkiant kažkam kitam. Jo, svarbi ir tokia reikšminga, aš sakyčiau, linija, ne, per kurią būtų galima pasitikrinti. Dar toks klausimas, vat, jeigu apie šitą projektą negalvojant, to irgi klausiu visų,
Kur matytum viziją pačio projekto, galbūt, nu, vat, kiek, aišku, jisai visiškai asmeniškai susijęs yra su tavimi, kur visa ta veikla turėtų būti po 10 gal ar 20 metų, ar apskritai galbūt galvoji, kad tai, nežinau, galbūt tai yra laikinas etapas ir aš, nežinau, po 10 metų gal dar kažką tai kito darysiu. Nežinau, kaip bus, bet šiai dienai aš sieju save su tuo. Nematau savęs kažkur negyvenamai saloje atsiskyrus kaip Robinsonui Kruzui, žinai, bet matau būtent per bendruomenę einant, kuriant tą bendruomenę ir plečiantis augant. Ne? Jeigu aš dabar turiu kabinetuką, tai šiai dienai šių metų, tarkim, į priekį tikslas padvigubinti tą erdvę. Nu, o po 10 metų tai bent jau 10 kartų daugiau, kad būtų tos erdvės, ne? Tai va toks tikslas turėti vietą, kur kiekvienas galėtų pasirinkti save. Tai kad galėtų... Kad kuo daugiau žmonių paliesti, ne, padėti. Taip, kuo daugiau paliesti, kuo daugiau padėti, kuo daugiau sugrąžinti į kūną, į save ir išmokti ne egoistiškai rinkti save, o iš meilės, iš tos tikros meilės ir noro būti su savimi. Nebijoti tylos, nebijoti sėdėti prie jūros vienam pačiam, nebijoti pabūti su savim. Eiti per meilę į save, o ne per baimę ir ne per deficitą. O jeigu turėtum magišką lazdelę, ir galėtum vieną dalyką ar pašalinti, ar pridėti, ką pakeistum žmonėse, kas jiems padėtų labiau tą būseną, nežinau, tos laimės, tos taikos su savim, tos ramybės, to stuburo jausmo turėjimo, ne, buvimo laisvės pasirinkimo savęs. Ką pakeistum? Ar panaikintum kažką? Ar dadėtum? Nu, žinok, toks pakankamai sunkus klausimas, nes... Gal yra kokių akivaizdžių dalykų, ką žmonės, dauguma kokią klaidą daro arba kažkokio dalyko, nepastebi, nedaro. Aš galvoju, kad klaidų nėra. Tiesiog yra pasirinkimai. Ir dėl to, ar kažką keiščiau, nes, žiūrint per save, aš visada mėgstu perleisti per save, aš nieko nekeiščiau, kas buvo, nes šiai dienai aš dėl to tokia ir esu dėkinga visam kam. Ir tikiu, kad kiekvienas eina savo kelią, tik galbūt norėčiau, bet čia irgi toks, žinai, kad susistabdytų dažniau dienoje save. Čia ir dabar. Taip, kad tiesiog, ar ne, kad išgirstų, bent jau šiandien, žiūrint šitą interviu, išgirstų tą frazę, sustok akimirkai, ne? Taip. Tiesiog vienai minutį pakvėpuoti su savim, pajausti savo kūną ir šiaip tikrai, nieko ta burtų lasdelė nemočiau, žinok. Nes mes kiekvienas atėjom čia su savo sielos susitarimais, kokie jie turi būti. Ir nepraėjus to, negausim to, ar ne? Ir kaip sakau, mes įsivaizduojam, kad mūsų tikslas čia, nors pasiekėm jį jau kažkur kelionės vidury. Ir suprantam tada, kai ateinam į tą tašką, žinai, kad taigi palaukti, bet aš tą jausmą jau turėjau, ne? Bet tada aš neįvertinau. Čia tas elementarus, ne, kai paminklą statom, kai numiršta. Mes labai gražiai čia ir pradėjom, ir pabaigėm su tą pačią mintim, bet turbūt tai ir yra galbūt svarbiausias akcentas ir galbūt palinkėjimas, ne, kad kiekvieną dieną rasti nors tas 5 minutes, ne, ir kada užklumpa tas minčių traukinys, tai jį susistabdyti, ne, ir įsijungti čia ir dabar, susitarti, ne, kada tas mintis mes visas sudėliosim ir skirsim laiko ir praeičiai, ne, ir ateičiai su savimi aptarti, apsvarstyti, apgalvoti. Tai paskutinis klausimas, Faustina, kur tave rasti? Socialiniai medijai, kur rasti tave gyvai, kas norėtų susitikti su tavimi? Tai šiuo metu gyvai esu Palangoje, o jeigu nuotoliu, tai Instagramas yra mano laisvė rinkti save, lygiai taip pat ir Facebook'e. Ir internetinė svetainė fp.lt. Tai ačiū tau. Ačiū tau.